Jau ilgą laiką gaunu vos negrasinančias žinutės, kadagi kitas epizodas reaguojant į jūsų laikrodžius. Netarnauji, alio. Netarnauji. Iš tikrųjų, tu mane turi aptarnaut. Ir tarnaut. Tai va šiandien pagaliau prisirašiau atsidaryti, kokiųgi nuotraukų prisiuntėte mano Discordo serverio laikrodžių temoje. Ar ten naujausios fotografijos? Prašom pažiūrėti, generolė. Taigi pasidarom kavos ir šuoliuojam į mano Discordą. Nori kavos? Gerai sugalvojai. Casio Edifice. Tai Casio brandas, kuris kuria gerus, patikimus įvairiausio dizaino ir kiekvienam įperkamus laikrodžius. Šitie Edifice pakraunami nuo saulės energijos. Man šitas juodas dizainas asmeniškai nelabai. Tie varžtai šiek tiek atrodo ne vietoje, bet dėl to jų visokių ir gamina, kad kiekvienam įtiktų. Čia Vostok Europe N1 Rocket. Turbūt vienintelis brandas, kuriuo surenka Lietuvoje. Geri laikrodžiai, protingos kainos, bet man nepatinka jų istorija ir pavadinimas, kuris yra rusiškas. Jie anksčiau kai kuriems modeliams siūsdavosi rusiškus mechanizmus, dabar to nebedaro, bet vis vien. Jeigu būčiau, pavyzdžiui, Vostok Europe CEO, tai nežinau, ar tas įmanoma, bet tikrai padaryčiau rebrandingą jiem. Įdėčiau lietuvybės, parodyčiau, kad prekės ženklo vertybės pasikeitė. O dabar jų modeliai gaminami okupanto astronomijos laimėjimų garbiai, tai visokios sovietinės raketos ir taip toliau. Сортировки полностью собранной ракетно-космической системы. Man asmeniškai nei šis, nei tas. Laikrodžių jie turi gerų, įdomių dizainų, geras craftsmanshipas, kainos, kokybės santykis, bet pats asmeniškai tokio niekada nenešiočiau. Čia gal principo reikalas labiau. Lietuviškas laikrodis, bet pavadinimas rusiškas, kas reiškia rytai. Tai kodėl, pavyzdžiui, negalima pavadinti brando rytai lietuviškai, arba jei nori eksportuoti laikrodžius į užsienio rinką, tiesiog East Europe ar kažkas tokio. Toliau yra... O dieve, koks tai baisus. Na, ne tik dėl to, kad hublo, bet ir dėl to, kad toks prastas padirbinys ir jis ženkliai per didelis riešui. Daug solidžiau atrodytų, jei nešiotum paprastą kokį nors Casio už 30-40 eurų, nei šitą šlamštą, kurį už $2 padarė kažkoks vaikas iš trečio pasaulio šalies. Dirbantis dar kažkokiam tai slaptam fabrikui, kurio lėšos, kaip nepaslaptis, dažnai remia ir terorizmą. Raketa, rusiškas laikrodis. Šiaip gražiai atrodo tas NATO medžiaginis dirželis, dera tikrai, bet rusiškai laikrodžiai man kažkaip ne prie širdies tikrai. Dauguma jų Kinijoje buvo gaminami arba labai prastom sąlygom kažkur Rusijos gilumoje. Dizainus jie beveik visada vogdavo iš užsienietiškų laikrodžių. Liaukis. Vienas jų turi rusišką laikrodį. Aš gerai pažįstu visus pasaulio laikrodžius. Tai rusiška 69 metų elektroninio Timexo kopija. Domėtis laikrodžiais tavo pomėgis? Bet jeigu tai tavo šeimos dalis, istorija, tai jį dėvėti yra sentimentai. Aš irgi kažkur turiu senelio komandirskį laikrodį, kurį senelis pirko tarnaudamas sovietiniai armijai. Ir tai man nesimbolizuoja okupanto, man tai simbolizuoja senelio jaunystę, o kitokių laikrodžių juk tada tiesiog nebūdavo pirkti. Ir čia turim Bulovą laikrodį, kažkokį tai. O dieve. Čia absoliučiai makabriškas laikrodis, netikros auksinės spalvos, prasto mechanizmo ir laikrodis su mažais stiklo gabaliukais, kurį net nežinau, kokiam progom būtų galima užsidėti, tikrai ne į kokį nors pasimatymą. Reikėtų kada susitikti. Pradėjus mane negalėsit padėti šalin. Gal tu geriau jį atiduok Radžiui. Orient Bambino, tas pats useris papaustino kaip ir anksčiau, Baksas, kurio jau nebėra serveryje kažkodėl. Orient Bambino labai gražus laikrodis. Bambino apskritai yra ikona tapęs modelis, patikimas, gražus, visur tinkantis laikrodis, solidus. Tokį dažnai net ir brangiausias kolekcionierius laikrodžių turi savo kolekcijai. O čia diškinis, kurio taip pat nebėra mano serveryje, įdėjo
skandino laikrodį, Swiss Made parašyta. Mažai girdėtas brandas, nežinau, ar jis iš tikrųjų yra šveicariškas. Daug šiaip tokių kompanijų sugeba apeiti tą sistemą ir parašyti Swiss Made, nors iš tikrųjų tie laikrodžiai būna padaryti Kinijoje ir niekarto net nebuvo prisertinę prie jokios Šveicarijos ar šiaip Europos, iškart iš Kinijos jos atsiunčia kartais. Bet faktas, kad jam reikėjo didelėm raidėm ant ciferblato parašyti Sapphire, tai jau reiškia, kad daugiau be stikliuko medžiagos nelabai ką apie jį gali papasakoti. Nuobodus dizainas ir tokia baisoka chrominė apyrankė. Einam toliau ir čia yra poliotas. Aš asmeniškai iš vis nesuprantu tų žmonių, kurie perka be jokių sentimentų senus vintažinius laikrodžius, kurie būna nudėvėti, visos raidės ten net nebesimato, tas ciferblatas visas toks nusidėvėjęs. Pavyzdžiui, arba nusiperka sumaitotą Omega vintažinį laikrodį, sumoka 500 ir kitiems sako, va, aš turiu Omega. Nors jis iš tikrųjų to vertas tik dėl to, kad yra žmonių, kurie tą laikrodį perka. Nesakau, tikrai yra gerų išlaikytų modelių ir kaip sakau, jeigu ten yra šeimos kažkokia istorija, bet pavyzdžiui, jeigu šiaip pirkti tokį laikrodį ir daug mokėti, vintažinį, tai bet koks jau mano minėtas, pavyzdžiui, Orient Bambino yra 100 kartų geresnis. Nei 100 kartų perinktas, poliruotas visokių petskelių, drožtas ir nuperstas ten koks nors Rolexas ar tai tas pats Omega. Aišku, kažkam jisai suteikia džiaugsmo ir yra hobis ir jūs visiškai galite nešioti tai, kas jums patinka, bet čia mano nuomonė ir nebūtinai, aišku, jinai visada yra rimta. Nuolat važinėjau šią mašiną į Rijadą. Nei sykio nebuvo sugedusi. Minutėlė. Na, o grįžtant prie šito, tai dirželis gražus, tinka, baltas, man patinka spalva, bet tokį pamačius ne per geriausios emocijos sukyla, tai tikrai. Mirštu iš bado. Kiek valandų? Ar galite sustoti? Kas atsitiko? Reikia nusičiurkšti. Čia kažkas turi taip pat, aš irgi panašu turiu Orient Mako XL. Tik tai aš turiu su juodu ciferblatu. Faini diveriai, tikrai man daug ką atlaikė, su juo visur esu buvęs, tiek plaukėjęs, tiek įvairiausių veiklų esu daręs, tik gal šiek tiek didoki, tai nėra labai patogu, jeigu nėra milžiniškas tavo riešas. O čia kažkas sugalvojo ne skalbimo mašiną Bosch nusipirkti, o laikrodį. Na, jie laikrodžių kaip ir negamina, tai gavai $10 vertės žaisliuką, visas kreivas, karūnėlė milžiniško dydžio, o datos padidinimas atrodo, kad visiškai net nepadidina tos datos, tai net nežinau, kam jisai uždėtas. Nu, labai baisus, ką galiu pasakyti, bet, ką žinau, juokinga gal visai prikolas tokį turėti. Čia kažkoks Withings Activity, Swiss Made parašyta atseit. Esu matęs kažkokius hybridus, jie daro tarp elektroninio ir analoginio laikrodžio, bet nežinau, nelabai man tokie, per daug minimalistinis, toks blankus, netinka visai tas mėlynas tekstas, nežinau, ar čia originaliai buvo su tokiu dirželiu, bet jis nelabai čia tinka, bet jeigu kažkam patinka tokie laikrodžiai, tai puiku, ką žinau, naudokit. Toliau Timexas, fainas, spalvotas. Man dėl ko patinka Timex, kad jie turi visiškai visiems laikrodžių nuo vaikų iki moterų, vyrų, spalvotų ir visokių tai stilių. Labai pigus yra, prilyginčiau galbūt Casio tokie. Tik tai siūlyčiau aš tau platesnį dirželį nusipirkti, nes čia ne nuo to laikrodžio dirželis ir va čia tokie tarpai yra šonuose. Čia yra vėl mano minėtas Casio Edifice, puiku, čia yra klasika tapęs Seiko 5 Sport diveris, irgi turiu ne vieną jų, turėjau, puikus, visiška ikona, o čia galėjai šitos nuotraukos nedėti, kas čia yra. Šitas Invicta, tai mane tikrai virkdo, absoliutus pasityčiojimas iš laikrodžių, man atrodo. Žinau, kad yra begalės jų mylėtojų dėl jų kainos, bet man atrodo, kad net aš tokios kainos tikrai nemokėčiau už jų ir tikrai neverti jie ten tų $100 ir kiek jie ten užsideda. Jūs pavyzdžiui, pasižiūrėkit, kokios kokybės jisai iš vis yra. Tas datos langelis padidina tą datą, bet atrodo kaip per stiklainį žiūrėtum tu ją. Visas toks šiurkštus, jisai pats kreivas, skaičiai sulipę, spalvos kažkokios. Bandyta atkartoti Rolex Submariner, nelabai gavosi, matosi. Tai yra vadinamas toks prekybcentrio mall brandas. Kai buvau Anglijoje, atsimenu, buvo didelė iškaba, ten mirgėjo, pirk 3 Invicta laikrodžius, gauk 5, nu tai galit patys įsivaizduoti, kas čia per laikrodžiai. What the hell?
my God, no way. Tai kaip jums atrodo, ar ten yra kas nors gero? Gero yra turbūt viduje, nes jie naudoja Seiko mechanizmus, bet man atrodo daug geriau būtų pasitaupyti keletą ten eurų ir nusipirkti tikrą normalų laikrodį, tą patį Seiko. Butelį taip ir paliksi, benamiai jo surenka. Tai vat su juo, manyčiau, suklydai, bet kadangi tu turi kelis gerus laikrodžius šalia, tai negaliu aš ant tavęs ir pykti. Čia kažkoks skaitmeninis laikrodis, apie jį nenorėčiau kažko tai komentuoti. Tokių ir nelabai norėčiau šiaip vertinti, nes tai labiau gadgetas, toks prietaisas negu laikrodis. Turi jisai daug visokių funkcijų, ten jungiasi su telefonais, rodo ten žingsnius, pulsą tavo ir panašiai. Viskas su tokiais gerai, bet man atrodo, kad su kitais laikrodžiais čia nelabai iš tos parapijos, kaip sakant. Čia yes sir! Argi tai ne Ženeva šviečiantis laikrodis? Visi žino, kas įkvėpė šitą memą? Dabar visi mačiau TikTokus, istorijus, Instagram'e dedasi ir siunčiasi iš Kinijos tos laikrodžius, labai juokinga iš tikrųjų. Dar vienas Orientas, toks minimalistinis, man ta spalva nelabai, bet, kiekvienam pagal skonį. Šiaip gražiai nufotografuotas labai. Toliau čia Casio, irgi fainas, gražus, rodiklės, viso kita. G-Shockas, yes sir! G-Shockas man apskritai vienas geriausių laikrodžių, su juo bet ką gali daryti, į armiją tarnauti, bet ką ten. Aš esu matęs video, kur ten su fūra pervažiuoja ir jiem nieko neatsitinka. Be to gali visokiausių modų prisidėti į jį, ten tikrai superinis laikrodis ir daug nekainuoja. Čia Omega vintažinis, labai mažiukas iš tikrųjų, bet anksčiau galvodavo žmonės, kad kuo mažesnis, tuo geresnis. Visai neprastai, man atrodo, išsilaikęs, gražus. Čia baisuoklis kažkoks, vienas turbūt blogiausių, čia ką šiandien žiūrėjom. Richard Mille laikrodžius bandyta buvo kopijuoti. Atrodo kaip saldainių dėžutė tokia, kur marsiečių laikrodis buvo. Atsimenat, jeigu vaikystėje turėjo tokį. Iš viso labai juokingi man tie plastikiniai laikrodžiai, kur daro Adidas, Puma, Nike ir visa kita. Kol vaikas, tai gal ir smagu. Bet jeigu tau virš 10 metų, tai jau kaip ir nelabai. Aš kaip tėtis, tai tikrai svarstyčiau apie sankcijas, jeigu rasčiau pas savo vaiką tokį laikrodį. Gal galima to nedaryti? Tėtė. Kur? Negaliu patikėti. Čia yra Seiko modas, toksai vadinamas. Aš pats vieną tokį turiu, bet aš pats susidėjau į visą. Siunčiausi atskirai tiek mechanizmą, tiek ciferblatą, tiek rinkausi rodiklės, netgi tą datos, visą tą ratą, bezelį, ten, viską ta prasme nuo nulio. O čia yra tiesiog kopija kažkokia tai gavosi Rolexo, kuris buvo skirtas Arabijos rinkai. Originalumo jokio jame nėra, net pats tas Seiko logotipas yra prilipdytas, tai dažniausiai tokius parduoda per Etsy už 300-400 eurų ar tai dolerių. Nors pačiam susisiųsti tikrai ten kainuoja gal pusę kainos ir galėsit patys viską išsirinkti, tiesiog gausit ir ten nunešus bet kokiam laikrodininkui jums sudės ten viską už iki 20 eurų, man atrodo. Tai kiek būsit sutaupę ir dar turėsit savo laikrodį, kurį patys pasidarėt ir išsirinkot ir jisai nebus kažkokia kopija. Fossil. Visiškai baisus skeletonas. Aš nesuprantu, pavyzdžiui, kompanijų, kurios daro skeletonus, o viduj pats šlikščiausias mechanizmas, toks neapdirbtas, visas čiurkštus, toksai, kaip atrodo, nuzulintas su ranka. Čia dar vienas Kandino kažkoks Sapphire irgi užrašyta. Juokingas. Čia Seiko 5, irgi ikona, tikrai kas mėgsta tokį dizainą, pusiau retro toksai, bet tikrai labai šaunus laikrodis. Nežinau, niekada nesuklysit, bet kur galite jį užsidėti. Swiss Alpine Military, toksai jeigu būtų toks jie labiau peilius gamina. Aš irgi turiu tokių, čia buvo gal klaida man buvo tokį nusipirkti, bet geriau tikrai negu ten Gucci ar kažkoks Puma, bet toksai. Čia šitas labai juokingas Rolexas, kažkas atsiuntė, sakė, aš nunešiau laikrodininkui, čia jisai sakė, kad apie 700 vertas, nes yra atsit originalių detalių jame. Esmė tame, kad čia yra visiškas Mumbai Special vadinamas. Indijoje ten, kur parduoda už $10 ir panašiai už 5. Čia parašyta Datejust, nors nėra net datos niekur, čia yra chronografas kažkoks, nesuprasi, tiesiog juokinga tai, kad toks modelis net neegzistuoja, tai net neįmanoma, kad čia būtų nors viena originali detalė, dėl to,
kad jinai čia tiesiog netilptų, niekur tu jos nepanaudotum, nes tokio modelio net nėra. Toliau einam. Roamer kažkoks, tai irgi mažai matytas brandas, turbūt irgi tas, kur štampuoja, tas Swiss Made atseit. Slim Lime, irgi Sapphire parašyta, toks nuobodus, irgi chromuotas, atsispindintis. Čia turėjau irgi Seiko 5, šiek tiek kitoks, irgi fainas, gražus. Taip, čia neįsivaizduoju, kas per laikrodžiai, kinietiški, čia Fossilas, irgi panašus, kaip prieš tai žiūrėjom, gal šiek tiek gražesnis vizualiai. O čia Tissot PRX, kur nekartą jau turbūt kanale apie jį kalbėjau. Absoliučiai fantastiškas laikrodis, jį visada, jeigu ateinu, nežinau, ką dėtis, užsidėsiu šitą ir visada būsiu patenkintas ir geros nuotaikos. Viskas man patinka jame, nuo apyrankės iki to, kaip jisai atrodo ir be galo patogus yra. Tai irgi visiškai ikona jau tapęs laikrodis ir man atrodo, jis nesenai, ne per seniausiai išėjo, bet dar ilgą laiką bus tikrai įeis į istoriją, man atrodo. Ir dar G-Shock, va čia žmogus įsidėjo, nesu matęs, toks atrodo kaip modas, bet man atrodo originaliai čia toksai eina. O čia yra netgi ir kišeninis laikrodis, kažkur senelis mačiau irgi tokį turi, bet dabar jie vertės nelabai turi. Aišku, G-Shockas, vienas geriausių ir čia kažkoks irgi vintažinis, labai senas, perkreiptas, sudužęs matau. Citizen, labai gražus laikrodis, pasižiūrėkit kokios spalvos, irgi nesenai man atrodo išėjo šitas modelis, labai gražiai atrodo. Irgi vienas iš brandų, kurie gamina gerus japoniškų mechanizmų laikrodžius, irgi sulyginčiau su Seiko, Orientu ir panašiai. Tikrai pripažinkit, solidžiai ir netgi prabangiai atrodo. Čia dar vienas Swiss Alpine Military. Apie 100 eurukų, visai gal ir nieko, toks kvarcinis, patikimas turbūt, spalvos nelabai dera man, ten šilta, sušalta, tokia mėlyna su, bet čia irgi skonio reikalas, nuodėmė žodžiu nėra. Čia Orient Bambino, dar vienas superinis laikrodis, turiu panašų, bet ne Bambino, ten yra vestuvėse, netgi buvau užsidėjęs, tikrai labai gražus. Seiko dar vienas Astron, nesu matęs netgi tokio, gražus, fainas. Dar vienas G-Shockas, tik tai kitoks, jau toks labiau 2000-uosius primena. Čia kažkas labai norėjo pasipuikuoti savo pavardę, Klein, norėjo būti Calvin Klein, bet nelabai gavosi. Daniel Kleinas, Fashion for Everyone, baisus, kinietiškas, nežinau kiek mokėjai, bet tikrai tikiuosi nedaugiau negu 10 eurų. Maserati, mačiau dabar daug kas Maserati laikrodžius kažkodėl perka, gal dėl to, kad logotipas, prabanga, mašinos. Irgi prastoka situacija, sakyčiau, dizainerių laikrodžiai iš Kinijos, su dideliu antkainiu, su automobilių gamintojo ženkliuku ir tiek. Čia kažkoks irgi mažai girdėtas brandas, matosi, kad bandė kopijuoti Žežėlę Kutre. Nežinau, nedaug ką turiu pasakyti apie tokius. Nelabai originalu. Taip, čia kas yra Edifice, super Casio Edifice, gražus, o šalia visiškai makabriškas, baisus dizelis. 50 mm, labai didelis, tai man atrodo, ne tu nešioji laikrodį, o laikrodis tave, jeigu tokį užsidedi. Tai irgi dizainerio laikrodis. Diesel, man atrodo, gal kažkokius džinsus ir gamina, bet tikrai ne laikrodžius. Tai už 200 eurų nusipirkai 5 eurų vertės laikrodį. Čia toksai retro, labai senas Casio su Digital Clock. Gražus, super. Dar vienas Mumbai Special. Šiaip visai miela man tokius matyti, čia kažkas rašo, man atrodo, radau pas senelį, irgi perpetual date, o datos tai irgi nėra. Čia man atrodo, kai iš atminties arba iš vaizduotės darai laikrodį, čia gali būti, jeigu senelio, tai iš kokio nors Turkmeninstano, kur anksčiau darydavo turbūt laikrodžius klastotės visokias, tai net nežinojo, kaip tas Rolexas atrodo. Čia va, žmogus sakė kariuomenį, kaip ir sakiau, labai gerai Casio G-Shock, ne, čia net ne G-Shockas, bet kažkuris tai Casio. Puikus laikrodis, pigus, gerai atlaiko. O, profesorius Kalėdauskas. Čia yra Batmanas, Seiko 5 Sport. Irgi labai man patinka šitas laikrodukas. Kai kas sako, kad galbūt kopijuoja atseit Rolex Batmaną, bet man atrodo, kad vis tiek išlaikė tą savo Seiko stilių ir dizainą. Tai puikus laikrodis ir mačiau, kad daug kas perka, nors yra didesnė kaina negu įprasto Seiko 5 Sport, bet čia dar prisideda ir GMT. Dar viena papildoma rodiklė, man atrodo geresnė, šiek tiek yra, kaip žinia, Seiko nepasigiria savo gerom apyrankėm, man atrodo šita šiek tiek geresnė yra. Tai va, žodžiu, man atrodo viskas, daugiau čia, Tissot, Seiko, Prospex, irgi superiniai laikrodžiai.
Šitas gal man nelabai, šitas geresnis, bet irgi nuodėmės nėra. Čia buvau kažkur matęs Norfos laikrodį, kažkurioje grupiai prajuokino labai įdėjau. Jau iš tikrųjų šiek tiek pavargau kalbėti. Bet daugiau laikrodžių nelabai ir yra mano subreddite, tai šiandien turbūt tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Beje, šiandien aš esu su Seiko Prospex Panda. Labai superinis laikrodis. Mano turbūt mylimiausias. Gavau per kalėdas iš savo žmonos. Uhu!